Tai sveiki atvykę, noriu pakviesti jūs į savo kiemą. Sveiki. Esame Kauno rajone Ežerėlyje. Kalbiname mokslų daktarą ir augalų selekcininką Edviną Misiukevičių. Anksčiau kaime prie namų žaliuodavo bijūnai, jazminai, alyvos, žydėdavo verikūnai, miskantai ir flioksai. Šios gėlės auga selekcininko Edvino darželyje. Jis pastebi, kad dabar sodybose populiaru angliška pievelė, kurioje auga mūsų kraštui nebūdingos hortenzijos ar rododendrai. Pasak mokslininko, mūsų įpročius suformavo prekybininkai, vaikydamiesi pelno. Edvinas stebisi, kodėl nebesodiname netgi margalapės rūtos. Gal vis rečiau jaunosios puošiasi rūtų vainikėliu. Paragauti lietuviško skonio sugalvojo virtuvės šefai. Rūtas dabar yra atradę restoranai, tai jas valgo kaip garnyrą prie duonos su sviestu ar dar kažką, kelis lapelius galima suvalgyti. Tai jisai turi tokį lengvą aitrumą, tai tikrai nieko blogo neatsitinka, jeigu mes valgom jo nedidelį visiškai kiekį. Pagaliau baigėme ekskursiją po gėlių darželį ir atsirandame pavėsinėje. Čia Edvinas persiauna batus ir kaip vienadienių plantacijos šefas užsiriša prijuostę. Nes joje laikau etiketes, rašiklį, telefoną, kad galėčiau greičiau pažiūrėti užrašus ir kitas dalykas, kryžminant, galėčiau lengviau pasižymėti kombinacijas. Ja, keliaujam pas Vindienės. Tik artimieji žino, kad prijuostėje laikomi ir vaistai nuo alergijos. Likimo ironija. Edvinas alergiškas augalams, ypač vendienėms. Edvinas augo Kaune, Žaliakalnyje. Kartą kaimynė, matydama, kaip vaikas sodina iš pievos parsineštus augalus, davė vendienių gumbelį, kuriuo Edvinas rūpinosi. Beliko baigti agronomijos studijas, tapti mokslo daktaru ir pasišvęsti gėlėms, kurių žiedas tai žydi vos vieną dieną. Vis dėlto, kad ir tas pats gyvenimas, ir tas pats vendienės žiedas, jisai yra trumpas. Bet jisai turi savo piką, kada mes tuo piku turim ir pasimėgauti. Beveik prieš 10 persikėlus gyventi Ežerėlį, Edvinas užveisė vendienių plantaciją, kurioje veikia tam tikra hierarchija. Prieš patekdami garbingesnę vietą augalai atsiduria savotiškame karantine. O dabar galimybė stebėti išskirtinį procesą – gėlių kryžminimą rankomis. Bitėms tokia užduotis per sunki, mat nektaras slypi žiedo gilumoje. Pasiemu dulkinės nuo vieno augalo ir jį nešu ant kito augalo piestelės purkus. Ir užtip. Būtų lengviau, tą pačią kombinaciją vis naudojant, tai paprasčiausiai burną įsidedu ir tuo metu pasižymiu, kokį tėtį atnešiau. Pasižymiu tėtį ir jeigu užmegs, tada rinkdamas sėklas pasižymėsiu ir mamą. Kada jau yra vaisius užmegstas ir kada aš jau jį susirinkinėjau, tada užsirašau motininį augalą, nuo kurio sėklos surinktos, tėvinis jau yra, tada aš žinau, kokią kombinaciją su kuo yra sukryžminta. Čia yra mama, o čia yra tėtis. Yra va tokia va genetika. Tai tėtis aukštesnis, stambesniais žiedais ir kas yra įdomu, kai kurie jo žiedai ant apatinių apyžiedžio lapelių turi dryželius. Tai būtent tą požymį norisi pernešti ant kitų kontrastingesnėms spalvom turinčių veislių. Čia dirbtinis apvaisinimas. Dirbtinis jau ten gaunasi laboratorijai daugiau. Čia yra tiesiog kontroliuojamas darbas, kada yra kombinacija daroma būtent rankiniu būdu, sukryžminami du augalai. Vendienės nereiklios, nebijo sausros ir ištvermingai atlaikė šią lietingą vasarą. Jos dar vadinamos tinginių gėlėmis. Tačiau toks posakis netinka Edvinui. Jis vienintelis Europoje Jungtinių valstijų vendienių augintojų asociacijos narys, išvedęs beveik 100 naujų vendienių veislių. Įdomu, kad naujos vendienių veislės dedikuotos Ežerėlio apylinkėms ir Edvino mokslinių darbų vadovams. Ingrida Mažeikienė šiandien nežydi. Jinai žydėjo truputėlį anksčiau, vasaros viduryje, tai dabar žydi Vidmantas Stanys. Tai galim su juo susipažindinti. Tai jinai yra kuo išraiškinga, kad jinai yra tamsesnio, sodresnio atspalvio. Tai būtent profesoriai tokio tipo, tokios spalvos augalai ryškesni, sodresni labiau patinka. Aš jam skiriau, kada apsigyniau savo disertaciją, tą pačią dieną dovana ir buvo, kad aš įrėminau nuotrauką su asociacijos registro
duomenimis, tai jisai tada tikrai labai džiaugiasi, nustebo ir nesitikėjo, kad jisai bus įamžintas, nes vis dėlto tai veislės pavadinimas teiktas su vardu, tai jau yra visam laikui. Viendienės paprastai žydi nuo Liepos iki rugpjūčio vidurio. Mokslininkų tikslas išvesti veisles, žydinčias nuo birželio iki pirmųjų šalnų. Edvino išvestos veislės žydi 2 kartus ir pasižymi ypatingais pavadinimais – Ežerėlio kraujas ar Hold On, lietuviškai laikykis arba prilaikyk arklius. Ir jau tada tas kažkoks tai juokingas pavadinimas, tai tas Hold On, tai tiesiog prilaikyk arklius lietuviškai galbūt skambėtų geriau negu kad tiesiog prisilaikyk arba dar kažką tai. Šiuo metu pasaulyje išvesta apie 100 000 viendienių veislių. Šiemet pačios madingiausios ir brangiausios viendienės dryžuotais žiedlapiais. Tai už šiuolaikinę veislę galima sumokėti ir $1000 ir tai atrodys galbūt visai geras laimikis, taip sakykim, gauti už tokią sumą viendienę, kuri yra verta dar daugiau. Kolega, mokslininkas, viendienių selekcininkas iš Amerikos, Jamesas Gossardas, jisai už vieną viendienį yra sumokėjęs $10,000. Beje, viendienių nereikia žiemą iškasti. Jos vienoje vietoje gali augti ilgai – 20, netgi 30 metų. Edvinas pamokys, kaip galima pasidauginti viendienių. Išsikasti jau visą esamą kerą, kuris auga, kiek įmanoma labiau išsipurtyti žemes. Prieš sodinimą mes jį turim išskaidyti. Tai skaidimas yra paprastas, taip kaip plešiant lengvai atskyla, stengtis imti ne už stiebą, o už šaknų zonos ir ties ta vieta laužti ir žiūrėti, kur lūžta. Geriausia yra plėštinės žaizdos, ne pjautinės. Patrumpinant lapus, žiedynus ir truputėlį šaknis. Ir toksai sodmuo yra tinkamas sodinimui. Viendienėmis galima grožėtis arba jas valgyti, kaip ir minėtas rūtas. Edvinas sako, kad dirbdamas sode taip numarina alkį. Skaniausi šviesių spalvų, tamsesnių skonis aštresnis. Viendienės maistingos turi daug vitaminų, gali būti vadinamos ir super maistu, nes 100 gramų sudžiovintų pumpurų – tai visa vitamino E dienos norma. Tiesiog žiedlapėlį nusilaužiam ir jį galim valgyti. Skonis jisai yra kaip salotų, saldesnis, turi riešutinį poskonį. Ir yra toksai lengvas, tas riešutinis poskonis, jisai yra ne iš kažkur tai atėjęs. Viendienės genetiškai priklauso šparaginių arba smidrų šeimai. Tai yra giminingos su šparagais ir smidrais. Galima jas konservuoti, galima jų nebūtinai žiedus, galima pumpurus nusiskinti dieną prieš ir susipjaustyti į salotas prie kažkokio jogurto ar dar kažką. Šitą irgi galite valgyti, tik tai pačių žiedadulkių nevalgykite. Tai visą tą vadalį galima irgi kasti ir suvalgyti, svarbu viršaus, o to, kur yra žiedadulkės, nesuvalgyti. Kodėl? Gali dirginti skrandį. Ir aš kada būna, kad kryžmina, aš taip laikau. Ir karts nuo karto aš vis pagraužiu ir toks būna lengvas užkandis, kol aš dirbu. Edvinui Misiukevičiui tik 31. Jis yra vienas jauniausių šalyje mokslininkų, selekcininkų, visa galva pasinėrusių į viendienių pasaulį. 7 Kauno dienom norėčiau palinkėti, kad kiekviena laida ir kiekvienas reportažas būtų toks pats spalvotas, ryškus, įdomus, kaip skirtingi viendienių žiedai. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.